kiekvienas momentas tegul būna jūsų šitoje stovykloje išgyventas. Kiekvienas džiaugsmas, kiekviena emocija išsakyta, iškalbėta, informacija, galimybės, susitikimai, potyriai. Nepraleiskite šitų progų. Džiaugitės kiekvieną akimirką, kurioje mes galime kartu šioje kelionėje šiandieną čia Vanaguose būti. Tikrai linkiu kuo geriausios stovyklos, kuo puikiausių įspūdžių ir Dievo palaimos mums visiems. Geros stovyklos! Būkite palaiminti surinkti į šią stovyklą, į 28-osios Vanagus. Ir jūs, vaikai, aišku, turite daug įspūdžių ir daug įspūdžių turėsite. Ir daugelis, kas yra pabuvoję stovykloje, atsimena džiaugsmą, draugystės užsimezgusios, kurios kai kurios trunka ir visą gyvenimą. Ir linkiu ir jums, kad ši stovykla būtų jums džiaugsminga ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Nepamirškim, jog esam ne vieni, Dievas yra čia ir šią šventovę, per šią stovyklą taip pat radę laiko galite atrasti savo asmeniniai maldai, savo mintim, kad jūs pajaustumėt jo artumą ir jo buvimą šalia. Geriausių šaulių ir tuomet varžosi dėl geriausios rinktinės vardo. Metuose yra 365 dienos ir mes tikime, kad kiekviena iš šių dienų yra verta šventės. Ar galime daugiau triukšmo? Tringais aplodismentais pasitikite šitų visų 365 dienų švenčių organizatorius. Ko mes norim? Kada mes norim? Gyvenimą! Visą gyvenimą! Švęskime nuostabią šventę Vanaguose! Aš pamečiau tave, kad ir kur tu bebūtum, aš rasiu tave, tu nesijaudink. Einu tą keliu jau, nežinau ar teisingu, nežinau kur nuvesis, į ką nebijok, jėgų nestingu. Įmanoma viską pakeisti, istorija mūsų ištrin. Daug man šansą viską pakeisti, ir aš nieko nekeisiu. Įmanoma viską pakeisti, istorija mūsų ištrin. Daug man šansą viską pakeisti, ir aš nieko nekeisiu. Buvo žiauriai gero, žiauriai faina. Gero jums likusio laiko. Buvo labai nuostabu būti čia. Ačiū jums, ačiū. Labas rytas, stovykla. Visi renkamės į krepšinio aikštelę. Pradėsim rytinį mankštą, nes turim išskirtinį svečią, kuris praves aerobiką. Broli, ar tiki, kad yra mama?
Brolis sako, ne, mamos nėra, nes jos niekas nematė. Panašiai yra mūsų gyvenime. Tas klausimas ateis jum, arba gal atėjo, ar vis aplankys jūs, kuomet bus klausimas apie Dievą. Kur yra Dievas, ar yra Dievas, ir jis lygiai toks pat yra kaip ir apie mamą. Tave Dievas sukūrė pagal savo pavyzdį ir turėdamas planą tavo gyvenimui. Man buvo pats didžiausias gyvenimo atradimas žinoti, kad Dievas nėra toli, o Dievas yra visuomet su manimi. Šventąją dvasią turi gyvenimą, karalius jis visų ir viešpats jis visų, jo vardas Jėzus, 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 o, sukabės, 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 ir nuo pradžių, tas, kuris tiki, turi gyvenimą. Dabar 1990 metais kovo 11 dieną mes atkūrėme savo nepriklausomybę vėl. Sugrįžimo atgal į postą užtrunka iki 40 minučių, gal tai. Viską esi brangesnis, už viską esi man brangesnis, brangesnis už viską esi, man brangesnis, už viską esi brangesnis, už viską esi man brangesnis, brangesnis už viskas. Raudą perkeisti šokį, pelenuos kurti grožį, gėdą perkeisti šlovę, tu vienintelis gali kapą perkeisti sodą ir įkvėpt kaulams dvasią, perskirt jūrą giliausią, tu vienintelis gali, tu vienintelis gali, tu vienintelis gali. Myliu, bučiuoju, žiauriai džiaugiuosi, kad esi mūsų vadovė. Pasirašo N. Su pačiais šauniausiais vadovais ir su pačiais geriausiais šauniausiais stovyklautojais, kurie čia susirenka kiekvieną vasarą jau 28 metus. Ir kunigas Liudas paprašė man, kad jums pristatyčiau, paaiškinčiau, kasgi yra Jėzus Kristus. Mes esame karaliaus, kuris jau valdo 2025 metus vaikai. Mes esame
Dievo karalystės paveldėtojai. Sveiki atvykę į švenčių ringą, kur susirungti atvyko pačios garsiausios metų šventės. Kačiukai ne man, tikrai ne. Ateina žmonės ir užkūrė tokį, sakykime, liepsnelę ir užsidega jūsų gyvenimo širdies laužas. Dar norit šiek tiek, ne? Labai gerai, labai. Dar norit kažkiek, ne? Labai gerai. Skleisti visą šitą tikėjimą, kurio žmonės, kaip mes šitoj dainoj girdėjom apie meilę, kartais kiti per gyvenimą tiek kartų nepasako. O kiek mes jau kartų pasakėme čia stovykloje. Pažiūrėk į mane, mama, pasirodo, aš skraidau, toks laimingas per gyvenimą dar niekada nebuvau. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šį vakarą aš aukštai, tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. Ar tik tai jūs? Wow, šaunuoliai. Tos vaikystės svajonės nemaniau išsipildys, veiksmo filmų herojai, kosmosas kitos viltys, mano kambario sienos, nukabintos plakatais tų, kurie į priekį vedė jau tada. Čia kas nors toks rimtas, o Bruce Lee dar rimtesnis, Jackie Chanas vėl girtas, o Van Damas ramesnis.
jau tada man dainavo, nemaniau, kad teks dainuot su jais greta. O, pažiūrėk į mane, mama, pasirodo aš skraidau, toks laimingas per gyvenimą dar niekada nebuvau. Pažiūrėk į mane, mama, kaip šį vakarą aš aukštai, tai ko niekas netikėjo, pavyko paprastai. O, 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 o. Neišeiki, neišeiki, geras viešpatie, kol nušvis rytai už tolimų kalnų. Su mumis pabūki geras viešpatie, kol nušvis rytai už tolimų kalnų. Tavo gyvenime gal jau buvo, gal dar bus laikas, kai taip pat prigesi. Ir tuomet yra didžiausia palaima, jei aplink tave bus degančių žmonių. Degančių žmonių, kurie degs, kurie tave uždegs, kurie perduos tavo tamsoje, tavo šaltyje šviesos, šilumos, paguodos, nuraminimo, kurie kalbės ne žodžiais, bet dvasia ir energija. Ši savaitė buvo ypatinga, ši savaitė keitė mūsų gyvenimus, ši savaitė atnešė tai, kas mums reikalinga ir panaikino iš mūsų gyvenimų tai, kas mus slėgia. Eikit dabar, stebėkit savo aplinką, stebėkit savo kasdienybę ir pamatysit, kai kurie dalykai bus pradingi, o kai kurie nauji dalykai, kurių net neieškojot, bus atsiradę. Artuma tavo perkeičia, nelieku koks buvęs. Artuma tave perkeičia, tu priimi ir paguodi, atleidi ramybę duodi, vedi, gyvenk naujai šventai. Tu priimi ir paguodi, atleidi ramybę duodi, vedi, gyvenk naujai šventai. Ir dabar eikim, žydėkim ir būkim tie nesulaužomi, pateptieji. Ir iki sekančio susitikimo 2026 metais.